kaip matot, jau ekrane yra pajungti praeitos savaitės keitimai. Buvau paruošęs 3 variantus su 3 keitimais kiekvienam, bet unikalūs buvo vis dėlto tik tai 5. Tai galim šiek tiek juos ir pasižiūrėti. Pats pirmas Elisas su Avramovičium buvo visose 3 variantuose. Ir kaip matot, labai nepasisekė, aišku, dėl Avramovičiaus traumos. Tai praradau 18 taškų ir 70 000. Dabar taip retrospektyviai žiūrint, nežinau net kodėl aš dariau šitą keitimą. Gal kažkiek buvau užsihypinęs po jo pasirodymą prie Žalgirį ir galvojau, kad bus apie 20 taškų rinks ir kad Elisas vis dėlto, jis ten rinko apie 15, galvojau, kad bus jo kažkoks kritimas, bet visiškai nepasiteisinęs. Tai galiu jau tokį šiek tiek spoilerį pasakyti, kad bus keičiama atgal, nes Avramovičiaus sveikata ten irgi neaišku, ar jisai žais apskritai. Toliau norėjau pakeisti Biberovičių į Traorė. Tai šitoj vietoj Biberovičius užrinko šiek tiek taškų daugiau negu įprasta. Surinko 10, bet kaina ir krito. Tai čia toks buvo labiau vertės keitimas. Traorė nesužaidė tikrai gerų varžybų, 3,6, bet papliusino 88 000, tai kas bendrai gaunasi apie 110, tai sakyčiau geras keitimas. Galima paaukoti 6 taškus dėl 100 000, žiūrint ateičiai. Toliau Wrightą norėjau paleisti, tai keitimas į Faridą, čia nežinau, ar galima vadinti, kad aš čia kažką atradau. Labai daug žaidėjų jį pasiėmė ir, manau, nenusivylė, tai 1 taškais surinko 18 taškų daugiau ir šitas keitimas būtų atnešęs 220 000, tai, sakyčiau, vienas turbūt geriausių keitimų, kokį buvo galima padaryti, nes dar ir susitaupė apie 700 000 įmant praeitam ture. Tai labai geras keitimas. Toliau Lailsas į Kabaro. Čia šiek tiek velkasi mano šita uodega, nes aš į Kabaro paleidau, pasiėmiau Lailsą būtent ant to turo, kai jis neužaidė. Tada vėl nusprendžiau atsikeisti atgal ir dabar turim vėl, ką turim. Lailsas 4 kėliny prie Žalgirį tikrai užrinko gerus taškus ir bendrai už Kabaro surinko 11 taškų daugiau ir dar 40 000 pasikėlė vertę. Kabaro liko visiškai ant savų. Tai sakyčiau irgi prastas keitimas. Ir dar kitas variantas buvo Wrightą pakeisti Kabengele. Tai taškais, matot, irgi 7 taškais daugiau surinkęs Kabengele. Ir čia šiek tiek netaip pažymėjęs esu, Kabengele pakrito kaina irgi 20 000. Tai, sakykime, vertės prasme žiūrint, tai nebūtų kažkoks geras keitimas, tiesiog šiek tiek mažiau būtumėm praradę pinigų. Tai va, dabar galim dar šiek tiek peržiūrėti bendrai visus blokus, kuriuos svarsčiau keisti. Tai pirmas buvo Elisas į Avramovičių, kaip ir visur. Tai čia, kaip minėjau, 70 000 minuso ir 18 taškų. Biberovičius su Traorė, čia 100 000 atgrota ir Faridas į Wrightą, čia būtent ir buvo šitam variante. Tai toks, sakyčiau, praleistas galimybė, nes šito varianto ir nepasirinkau. Tai va, vien taškais surinkęs būčiau mažiau, 7 taškais, negu nieko nekeičiant, bet pinigais, kaip matot, apie 250 000 pliuso iš šito varianto ir bendrai 328. Tai būtų tikrai labai pasiteisinęs, manau, šitas sprendimas, bet jo nepasirinkau. Toliau turim antrą variantą, kurio jau ir praeitą savaitę, kaip minėjau, kad nelabai ir svarstau. Tai iš tikrųjų, kaip matot, praktiškai visas yra raudonas. Tik tai Kabengele keitimas į Wrightą būtų kažkiek dar pasiteisinęs, bet tiek taškais būtų minus 20, tiek pinigais čia būtų dar minus 80 000 lyginant. Tai labai prastas keitimas. Aišku, čia įtaką turi didžiausia Avramovičiaus ir Eliso tas keitimas, kuris, kaip minėjau,
figūruos visuose keitimuose, tai visi atrodo gan liūdnai, turbūt tik tai pirmas variantas būtų ištraukęs kažkiek pinigais. Ir tada turim trečią variantą, kurį ir pasirinkau. Ir, čia vertė pinigais tik tai 1000, sakykime, mažiau negu nieko nekeičiant, nes Kabaro nedaug prarado ir būtent Traorė keitimas maždaug sudengė Eliso keitimą, bet turim čia problemą su taškais, nes nieko nekeičiant būtų 51, čia visi žaidėjai surinko geriau negu į tai, į ką buvo pakeisti. Keitimai surinko viso labo 15 taškų, tai atrodo tikrai liūdnai. Ir dabar bandysim taisyti tą visą situaciją. Tai galim iš tikrųjų ir pereiti jau prie komandos. Tam įtakos turėjo ir keitimai, bet turbūt vis dėlto didžiausią įtaką padarė Hifio trauma. Tai bendrai 143 taškai, biudžeto pokytis 420, kas, sakyčiau, visai neblogai. Ir turo pozicija 3400. Nėra labai geras turas, bet neturiu labai kuo ir skūstis, nes, tiesiog Hifio nežaidimas ir padarė turbūt tą visą didįjį pokytį. Jeigu jisai nebūtų surinkęs ten savo vidurkius, būčiau maždaug turbūt ir išlaikęs tą poziciją, kurioje esu. Tai galim greitai perbėgti per žaidėjus. Milutinovas vėl labai geras, beveik 20 taškų. Tas pats siūlytas, neištraukiau skaičių. Praeitą savaitę siūlytas keitimas į Vezenkovą, netiesioginis, bet aišku, paimant dar po vieną puolėją ir centrą, kainavo praktiškai identiškai praeitą turą, tai Milutinovas surinko 19,8, Vezenkovas viso labo 6,6 taško, bet didysis pokytis yra vis dėlto vertėjai. Milutinovas dar prisidėjo 50 000, o Vezenkovas prarado 140, tai beveik 200 000 skirtumas. Dar šią savaitę irgi turbūt rekomenduočiau keisti, bet jeigu dar vienas toks turas, jau reikės ieškoti kažkokių kitokių alternatyvų. Toliau jau apdainuotas Kabaro, 13 taškų, kas galėjo šiek tiek daugiau, bet, sakyčiau, pasirodymas visai neblogas. Petruševas su 18, irgi visiškai standartas, turbūt netgi spėčiau kažkokį tokį vidurkį ir turi, 20,3. Neblogai. Elijah Bryantas parinktas antroj dienoj, ten toj pirmoj dienoj tik buvo vienas varžybos, parinktas kapitonu, vėl 25 taškai, viskas labai, sakyčiau, gerai. Aišku, buvo galima pasirinkti Francisko, bet buvo sunku gan nuspėti, kad tokį grajų turės. Aišku, turėjo ir tuos paskutinius tritaškius, tai 33 taškai. Aišku, paliekam jį dar ir toliau. Grįžta Gosas, čia jau reikės irgi šiek tiek sekti šitą situaciją, kaip ten atrodys, bet šitam turui dar tikrai jį pasilieku. Ir toliau turim traumas ir atsarginius. Tai Pokuševskį vis dėlto dėjau paskutinę dieną, nes pamačiau, kad Hifis gavo traumą, tai reikėjo greituoju būdu kažkaip dar pakeisti žaidėjus. Vraitas buvo pastatytas kaip 6 žaidėjas su 7,2 taškais. Tikėjaus, kad gal kažkiek pavyks jam daugiau surinkti. Daugiau turės to žaidybinio laiko, bet matau, kad irgi žaidė žymiai mažiau. Ir vienoje iš opcijų šios savaitės jau jo ir atsisakysim. Tai Pokuševskis viso labo 3,6, aišku, jo čia ta vertė labai menka. Tai, sakykime, už tuos pinigus jisai ir atidirbo, tai 350 000. Vertė dar šiek tiek kilstelėjo, net ne šiek tiek, 93 000, tai verta buvo turėti, bet manau, kad jau jis irgi bus paleidinėjamas ir, uždirbo jis man apie 200 000, tai ačiū jam, bet jau turbūt, kad su juo ir atsisveikinsim. Ir toliau traumas. Hifio ir Avramovičiaus abu gali nežaisti, gali čia
manoma, kad gali gal ir žaisti, bet su jais ir atsisveikinsim. Toliau Wrightas, irgi vieno iš opcijų, su kuriuo atsisveikinsiu, ir Traoré. Tai va šitie visi žaidėjai ir bus keičiami, tik tai skirtingose variacijose skirtingi žaidėjai bus keičiami. Tai galim tą pasižiūrėti ir svarsčiau iš tikrųjų, gal net naudoti ir wildcardą, keisti visą sudėtį, bet kažkaip manau, kad dar šitą turą prasisuksiu, noriu dar šiek tiek pakelti visos komandos vertę, kad jau galėčiau tiesiog susipirkti jau visus pagrindinius žaidėjus, turbūt ant pačio antro rato pradžios tą ir darysim. O, aišku, gali būti, kad bus traumų ir daugiau negu 2, tai tada reikės jau nenori ją išnaudoti. Tai galim iš tikrųjų ir pereiti. Tai pagrindiniai keitimai bus vis dėlto šitie 2 žaidėjai, tai kaip ir praeitą savaitę gausis 5 unikalūs keitimai, 3 variacijos, bet kiekvienoje variacijai bus tik tai po vieną skirtingą keitimą. Tai visų pirma paleisim Hifį, grįžtam į 13 turą, keisti sudėtį ir parduodam Hifį. Ir vietoj Hifio yra nemažai pasirinkimų, ką svarsčiau, bet vis dėlto pasimsim Veilerį Babą, nes iškritus Larkinui, manau, kad turėtų žaisti nemažai ir turėjo tikrai neblogą ir praeitą turą, 20 beveik 1 taškas, populiarumas augs, pinigai auga, tai manau, kad labai neblogas pasirinkimas už 1,4. Toliau paleidžiam Avramovičių ir vietoje Avramovičiaus tenka atsiprašyti Quinno Eliso ir susigrąžinti jį, nes vis dar kaina šiek tiek kilstelėjo, kaip ir sakiau, praradau čia 70 000, bet tikrai turi labai neblogus rezultatus jis paskutiniais turais, 17 taškų, 24, 16, tai už 1-2 milijono, manau, kad tikrai labai neblogas variantas, ypač turint Bryantą, Francisco, tą patį Babą, Elisą. Aišku, atrodė praeitą turą gynėjų grandis žymiai stipresnė, bet vis tiek visi 4 ir netilps, tai kažkaip bandysim prasukti. Ir pirmojo variantų paleidžiu Pokuševskį ir vietoj jo svarstau, kad visai neblogas variantas biudžetinis ir ypač dabar nežaidžiant gerai Vezenkovui, manau, kad galima pasimti Petersą ir šituo atveju lieka 176 000 pinigų. Turim šiaip labai neblogą dienų išsidėstymą, turim 5 žaidėjus žaidžiančius pirmą dieną ir 5 antrą, tai galėsim pakombinuoti, centrai žaidžia skirtingom dienom. Tai atrodo visai neblogas variantas. Tai būtų toks pirmas. Antram variantui vis dėlto neparduodam Pokuševskio. Jį galim dabar pasigrąžinti ir šitam variantui parduodam Traoré. Ir vietoj Traoré pasiimam dar vieną žalgirietį, Ąžuolo Tubelį, kuris dabar turi labai neblogą seriją, gerą formą pas jį ir vis tiek dominuoja lietuviai pas mus, tai manau, kad bus ir nemažai perkamas. Tai šitas variantas, sakyčiau, turėtų būti pats pelningiausias imant, nes Tubelio kaina dabar stipriai kyla. Su kiekvienu turu 100 000, 110 000, tai manau, kad labai neblogas vertės būtų pardavimas, nes Traoré dabar turbūt ir pakris. Bet su šiuo keitimu turim daugiau problemų, nes pasiėmus dar vieną žalgirietį,
išsiskirsto dienų balansas ir jau turim 7 žaidėjus žaidžiančius pirmą dieną ir tik 3 antrą, tai jau net visi ir netilptų pirmai dienai, jau kažką reikėtų iš karto palikti ant atsarginių, čia iš karto atsiranda tokios rizikos, kad gali nepataikyti ir labai nežymus tik tai keitimai antrai dienai. Turim Milutinovą antrai dienai ir Vėleris Babas ir Kvinas Elisas. Tai iš tikrųjų gan sunku sutalpinti būtų, aišku, čia galėtum palikti Pokuševskį kaip tą atsarginį žaidėją, bet toks šiek tiek rizikingas ir kitas dalykas, kad jau yra 3 žalgiriečiai komandai, kas, jeigu žalgiris pralošia, iš karto yra nemaži ir taškų praradimai. Tai šitą variantą taip žiūriu gan atsargiai ir turbūt, kad jo nesirinksiu, bus tiesiog įdomu pasižiūrėti pokyčius būtent piniguose. Tai galim dar pasigrąžinti dar kartą Traorė atgal ir pereiti prie paskutinio varianto, kurio vis dėlto netlikau praeitą kartą ir kurį turbūt būtų logiškiausia atlikti. Tai paleisti Raitą ir vietoj jo pasimti Faridą. Nežinau, čia visi kažkaip diskutuoja, kalba, kad jo čia kažkoks adrenalininis sugrįžimas dar ir kad jis čia tuoj nusės, bet ir vėl turėjo labai gerą pasirodymą praeitam ture. Dabar žais prieš Partizaną. Manau, kad labai neblogas variantas ir manau, kad vis dėlto prie šitos variacijos ir pasiliksiu. Šitam variante turim 6-4 dienas, tai pirmą dieną galim bus sutalpinti visus žaidžiančius, Pokuševskį netgi palikti kaip 6 žaidėją ir turėsim keitimų paskutiniai dienai, tą patį Milutinovą ir dar prisijungs Traorė. Tai manau, kad rinksiuos vis dėlto šitą variantą ir žiūrėsim, kaip čia seksis. Tai kaip ir sakiau, ir šituo variantu dar, ko jau pamiršau paminėti, tai dar 860 000 lieka. Kitam turui bus galima atlikti turbūt jau ir Pokuševskio keitimą, galbūt netgi, sunku tikėtis, kad jis čia kažką dar parodys, kaina galbūt išliks daugiau mažiau ta pati, bet pasilikus tokius pinigus galima bus kažką atlikti ir kitam ture. Aišku, grįžta Nvora, grįžta Monekė, tai tų variantų dabar atrodo bus žymiai daugiau, bet tuo pinigų pasitaupyti visai būtų neblogai ir pasižiūrėsim, kaip seksis kitam ture. Šiaip dar galima tokių irgi pastebėjimų, į ką atkreipsiu dėmesį ir pats, į ką siūlyčiau ir jum, tai galim patvirtinti šitą ir galim pereiti šiek tiek prie dar statistikos ir kelių žaidėjų. Tai iškritus Hifiui, aišku, neaišku, jis grįž, negrįž. Robinsonas turėjo labai gerą grajų, 35 taškai ir 1-3. Sakykime, neblogas atrodo variantas, galbūt ir komandos jį pastebės ir bandys pasiimti. Tai tokį, kur dar pastebėsiu, neimsiu, nes irgi labai daug yra ant klaustuko. Turbūt vis dėlto man atrodo, kad Babas yra geresnis variantas šiai dienai ir grįžta Nando De Colo, kuris irgi turėjo labai neblogą sezono startą. Ir dabar merdinčiam Asvėliui turbūt irgi bus neblogas, tai aišku, čia jau jo kaina 1,6. Tai pasižiūrėsim, kaip jam seksis ir galbūt, jeigu Francisco rolė sumažės, galbūt ir jį paleisti. Tai čia tokie tiesiog pastebėjimai, bus įdomu pasižiūrėti, kaip jam seksis, net su nieko labai ir nelyginu, tiesiog bus įdomu pasižiūrėti jų tiek taškų, tiek kainos pokytį. Tai tiek turbūt šią savaitę. Grįšim už savaitės ir pasižiūrėsim, kaip sekės. Tai ačiū uždėmesi, palaikinkit, pasubscribinkit
pakomentuokit, kuris variantas atrodo logiškiausias ir susitiksim už savaitės. Gero krepšinio.